Skęsta jos skęsta, jūlenčios tolios, delnų raižiniuos, įsisukus malda. Vakaro paukštį, giedantis broli, numeski plunksnelę, pagalvė kieta. Į tolį, įkvepiančią naktį, kur ta pradžia. Be kelio eičiau, į almantį tolį, vakaro paukštį, kur ta pradžia. Gegužės 17 dieną Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešojoje bibliotekoje surengta Reginos Biržinytės literatūrinės premijos įteikimo šventė ir tradicinis jau 45-asis poezijos pavasarėlis. 26 kartą teikiamos premijos laureate tapo poetė, pedagogė Dalia Griškevičienė už eilėraščių knygą Dedikacijos. Besidomintis rajono literatūriniu gyvenimu Dalia Griškevičienė pažįsta kaip Kelmės profesinio rengimo centro klubo Be rėmų įkūrėja ir vadovė, rajono literato klubo Vieversys narę, aktyviai įvairių literatūrinių renginių organizatorė ir dalyvė, bei jau 4 poezijos knygų autorė. Pirmoji Dalios Griškevičienės knyga Neišėjusioji 2021 metais taip pat buvo įvertinta Reginos Biržinytės premija. Laureato liudijimą įteikė ir vardinę juostą Daliai Griškevičienei užrišo Kelmės rajono savivaldybės meras Ildefonsas Petkevičius kartu su Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos direktorė Ginta Maziliauskienė. Pasveikinęs 26-osios premijos laureatę, meras palinkėjo gražios poezijos šventės visiems susirinkusiems. Komisijos literatūrinėms premijoms skirti vardu kalbėjęs Vytautas Šimkūnas pastebėjo, kad šiais metais, kaip ne vienais kitais, premijai buvo pateikti net 6 kūriniai, kuriuos komisija dėmesingai skaitė, o didžiąją balsų daugumą nusprendė premiją skirti Daliai Griškevičienei. Keletą eilėraščių iš knygos perskaitė ir savo įžvalgomis pasidalino lituanistė Valerija Puišienė. Dalia Griškevičienė pasidžiaugė ir padėkojo, kad mūsų krašte yra vertinamas poetinis žodis, o tradiciniai kuriančiųjų susitikimai jai yra ta kasdienė duona, kuri maitina sielą. Pamatyti vienoje vietoje tiek mielų veidų rašančiam žmogui yra didžiausias įvertinimas. Savo padėkos kalbą premijos laureatė užbaigė eilėraščiu Esu tik moteris. Esu tik moteris. Nustebinu save, suvokusi dienų trapumą. Daug metų puoselėjau įvaizdį moters. Pasaulį veidrodžių kreivų tik tokios būna. Pasitikinti, išdidi, stipri, nebijanti prieš vėją. Daug vaidmenų tikrų, ne kaukių uždėtų. Tik metai papnepstom skubėjo. Išleido daigas sausmedžio apšalusi šaka. Įskilo veidrodis nuo atkaklumo meilės. Voratinklius draskau lengva ranka. Ne tik pavasarys savęs pagailiu. Jau leidžiu savo pabūti silpna ir pasimėgauti kava paduota kito rankų. Degu nuo žvilgsnio, o kaitra nežiūri į metus pasklisdama po kūną. Susitaikyti tenka. Nemeilėje esu stipri. Galiu ironiškai šypsotis, o išdavikė ašara nurieda kambaryje. Susivoki, negali tu pati klaida kartotis.
Tačiau ir klystu, ir teisiu, ir budinuos iš miego. Langų seniai namuos nebedangstau. Per gailą laiko, ne kitų akimis bėga. Esu tik moteris, trapi, ir būti ją nepavartau. Daug šiltų sveikinimo žodžių laureatei skyrė Lietuvos Respublikos Seimo narys Kęstutis Bilius, artimieji, bičiuliai literatai, Kelmės rotariečiai, kolegos, draugai. Antroje renginio dalyje poezijos pavasarėlyje savo kūrybą skaitė svečiai iš literatų klubų Joniškio Audruvės, Pakruojo Židinio, Šiaulių Verdenės, Šiaulių literatų susivienijimo ir Kelmės krašto literatai. Šventinį renginį puikiai papildė šiauliečių Gitanos ir Giedriaus Morkių atliekami dainuojamosios poezijos kūriniai. Pradėkė pro mane, kaip vanduo pro akmenį. Nesužeisk, kantrumu nugludinki. Vėl rytojus šiandieną virto ir nustu mane laiką į juodmečius. Teka saulė už dieną gražesnė. Kyla mėnuo žvaigždžių suskaičiuoti. Praeities šuliniai atmintim nuseko. Pakantumo prašau viskam, kas nuotiko. Pradėkit pro mane, kaip vanduo pro akmenį. Apkabink, gyvybę prakirtik. Nesužeisk, niūniuok, kad išgirsčiau.